Sveiki, mėlieji. Na, tikriausiai nepaslaptis visiems, kurie eina į pirtį, kad ten reikia gerti daug skysčių. Na, vandens, sulos ir panašiai. Ir aišku, arbatų. Kokias arbatas geriam? Geriam žolelių arbatas. Kartais dar žmonės bando gerti juodą arbatą, žalią arbatą ir panašius dalykus tonizuojančius. To daryti nereikėtų. Kodėl? Todėl, kad į pirtį mes einam relaksuotis, einam atsipalaiduoti, ten, žodžiu, mūsų širdelė ir taip turi ką veikti, jeigu jūs gersit labai daug tokių tonizuojančių dalykų. Arbatos žalios, juodos, kavos, ten energetinių gėrimų ir panašiai, jūsų širdelė tikrai tai nepatiks. Reiškia, mes geriam įvairias žoleles ir aišku, kartais norisi kažko naujo. Nuolat norisi kažko naujo, nes tas pats per tą patį pabosta. Tradicijos gerai, bet ypač pavasarį, kada viskas sužaliuoja, kada viskas sužydi, norisi to žalumos, norisi to šviežumos. Ir yra vienas labai fantastiškas augalas, kurį mes naudojam pirtyje truputėlį kitame amplua ir kuris pavasarį mums padovanoja labai nuostabios arbatos. Nežinau, ar atspėsit, mes paklausim mūsų laidos eksperčių, ką jūs mano apie šitą augalą. Na, tiesiog pirmiausiai įvertinant povyčiais, ką tai panašu, o paskui truputėlį ir daugiau apie pakalbėsim. Gerbiamos ekspertės, prašom, čia yra kažkas, prašom imti ir pauostyti, tiesiog pauostyti, pažiūrėti ir pasakyti, koks kvapas, kaip jums tai atrodo. Kvapas nuostabus, bet neturiu žalio supratimo. Galim ar paragauti? Jau valgai? Galim ar paragauti? Skanu. Kaip skonis? Kopūstas. Truputį saldumo turi. Truputėlį yra. Truputį tokio, gal netgi šiokio tokio pikantiškumo. Kvepia kuo? Medum, žole. Medus. Partikuliarus kvapas. Koks? Partikuliarus kažkoks. Tak jeigu pauostytumėte iš viso to indo. Pirties kvapas. Medus, nu. Na, duodu dar porą sekundžių jums pabandyti atspėti, o kasgi tai yra. 1, 2, 3 ir tai yra klevo žiedai. Tai yra tas dalykas, kuris, na, turbūt klevas nieko nenustebintų pirty, bet klevo žiedai nustebins ne vieną. Ir merginos labai teisingai sureagavo į tą dalyką, jos puolė ne tik uostyti, bet ir valgyti, ragauti. Klevo žiedai yra valgomi. Tai yra vienas iš tų augalų, kurie puikiausiai tinka maistui. Mes galime juos dėti įvairias salotas, galime kepti tešloje, tiesiog imate klevo žiedų plokštelę, merkite į skystą tešlą, kepat riebalos ir paskui pabarščius cukrum arba klevų sirupu, apšlakščius jūs turit puikų desertą. Na, bet šiuo atveju mums įdomu kaip arbata. Beje, neseniai sužinojau, kad galima klevų lapus fermentuoti, panašiai kaip gaurobečiai yra fermentuojami. Na, kol kas dar truputėlį per anksti, reikėtų luktelėti, kol tie lapai šiek tiek sustiprės, galbūt birželio mėnesio. Ir lygiai tokiu pat būdu ir pakankamai skani ir galima daug naudoti jos. Na, bet šiuo atveju mes turim klevų žiedus ir jeigu jūs nevalgot, nededat į salotas, o tai galima daryti, netgi marinuoti jos galima, pasirodo. Kuo įdomi ta arbata? Na, pirmiausiai tuo, kad mes jos galima gerti daug. Mes tikrai galim neriboti savęs, jeigu mums skanu, mes ją geriam ir džiaugiamės. Jie yra labai tokios gražios, subtilios geltonos spalvos, auksinės. Ir jinai veikia tokia, na, sakykime taip, be to, kad turi vitaminų, turi karotinų, turi vitaminų C, jinai žvalina. Ne tai, kad žvalina, bet tiesiog stiprina mūsų organizmo gyvybinės galias. Na, ir minkština viską. Gerklę, jeigu truputėlį kutena ar odą norisi paminkštinti, tiesiog galite daryti kompresėlius, galite praustis, galite purkštis ant veido. Ir tai nėra tiek daug augalų, kurie turi tokių savybių nuostabių. Sako, kad magijoje klevų žiedai suteikia balansų, suteikia pusiausvyros ir pritraukia pinigus. Na, ta graži auksinė spalva pritraukia pinigus, pritraukia turtą. Irgi netaip jau bloga savybė. Jos be abejo galima naudoti žalius, bet labai gerai ir pasidžiovinti. Džiovinti, sakyčiau, netgi labiau ryškus, tokia ryškia geltoną spalvą turinti ta arbata būna ir gerokai išryškėja medaus aromatas. Net ir dabar jinai, bet dabar truputėlį žolės gal turi. O jeigu jūs ją padžiovinsit, to žoliškumo neliks, liks tik tai medaus aromatas, tik tai netaupykite iki kito sezono, gerkit greitai, nes patinka jinai ne tik mums, patinka ir visokiam vabaliukam. Tai labai dažnai įsimeta įvairūs skrimbliukai, parazitukai ir paskui mes juos nebetenkam. Žodžiu, prisirinkot, pagerėt kiek norit, pasidžiovinot,
suvartojot ir laukit kito sezono. Tai kol kas dabar mes, kadangi turim šviežius, gersim šviežią arbatėlę, o paskui, kol klevai žydi, bėkit rinkt. Arbatą darom taip kaip arbatą, pasigaminimo būdu. Tiesiog dedam šviežius žiedus ir pilam vandeniu. Kadangi tai yra šviežutėliai ir žali augalai, tada nereikėtų to vandenio labai karšto. Iš principo netgi galima šaltų užpilti, bet tada reikėtų ilgiau palaikyti. Šiuo atveju mes turėsim tokį vidutinės temperatūros. Arbatai reikia truputėlį minutės kitos, kad jie pritrauktų. Čia mes iš anksto jau buvom ją pagaminę. Ir matote, tokia graži geltona auksinė spalva. Subtilus medaus aromatas. Šiek tiek matosi žiedadulkių aplinkui, bet tai yra žydintis klevas. Na ir duosim ekspertėms padegustuoti turbūt. Prašom pažiūrėti, pauostyti ir paragauti ir pasakyti, ką tai panašu. Skanu. Skanu, švelnu. Taip, kvepia medumi. Skonis irgi medaus. Atskirai medaus dėti nereikia. Kažko primena liepžiedžio arbatą iš tikrųjų. Ir atsigerti, ir nusiprausti, ir odą atgaivinti, ir jausmams. Pritrauks tuos pinigus, nepritrauks, aš nežinau. Bet kad pavasaris širdį ir kad pavasaris pirty, tai faktas. Žodžiu, mylim klevą, mylim pirtį, mėgaujamės ir jums siūlom.